Labas rytas. Vykom šiandien į Lamnešioną. Man visiškai naujas ežeras, nei kart nežvejojęs. Neįsivaizduoju, kur čia kaip kas kol kas. Iš karto pasidariau eilę skylių link kranto. Žiūrėsim, koks čia gilis. Ir kas atsilieps tos eketėse. Šiandien pradėsiu tokią kombinaciją. 2 raudonas, 2 baltas, juoda vyžėlė. Pirmoji ketė nieko gero. Manoji ketė ilgai nežvejosiu, nes reikia kažkur susirasti bent kažkokį kibimą. Tada bandyti ilgiau gal pabūti. O, yra pirma žuvė. Iš karto atsiliepė, kai leido ant dugno. Kažkokia nedidelė. O, širiukas. Na, šiandien tokias gaudysim. Nu, bus antras. Ir čia po vieną reikės gaudyti skylės. O, yra ir antras. Panašu, kad visai gal gerai bus šiandien. O, šiek tiek didesnis. Antroji skylė. Pradžia jau visai gera, sakyčiau. Kita. Ešerį tai turbūt geriau gal su balansyru būtų gaudyti. Bet aš biškį tikiuosi ir kitos žuvies pagaudau. O, yra. Ketvirtas ešeriukas iš tos pačios skylės. Čia kiekviena kitė kimba, man atrodo, ją. O, koja. Ja, pagavau. Na, šitų aš čia atvažiavau gaudyti. Kas čia dabar vyksta? Kas tai užkibo didesnį biškį? Bandyt gal kirst? Kokia tai yra? Nedidukė. Pirma lydekėlė. O kaip gerai įsikabinus. Iškart pati atsikabino beveik. Nuotrauka ir namo. Na jau kokį 50 metrų, bet dar gylis nelabai pamažėja. Čia panašu, kad bus prie kranto didelis skardis. Nu, gal ant to skardžio dar kas bus. Čia turbūt link kranto gal ir neapsimoka eit, kaip suprantu. Šiandien kuo toliau, to mažesnis. Buvo šiek tiek ir didesnis šitoj kitėj. Monstras, bet va, irgi ešeriukas. Ir biškį mažesnis. 5 eketės jau pagavau po kelias žuvis. Pradžia tikrai gera. Mėsim, kaip čia vėliau bus. Iš karto kibimas.
kolega mano gaudam balansyrą. Čia pralaksė nemažai skylių, tai kol kas silpnai. 3 gal ešeriukus ar 4 pagavo. Su vyžėlim biškai geriau sekasi man. Čia dar kelias saketas pabandysiu ir pasimsiu aš irgi balansyrų, turiu kelis mažiukus. Tos kur palijas gaudžiau, tai gal tiks ir ešeriukam čia. Pasibaigė kojytės, dabar prasidėjo ešeriukai. Nu ir ką, visai gerai taip. Biški to pagaudė. Sargas kibimukai. Ešeriukai pasitraukė, tie vėl kojytę. Ką, bičiuli, prisižaidžiau ir čia. Kažkokia nemaža žuvis paėmė. Įdomu, kas čia užklibo. Gal lydekaitė kokia. Tai pamatysim gal. Nu gal ir ne. Jau buvau prisikėlęs prie pat eketės ir vėl nuvarė žemyn iki pat galo. Atskabino. Nu, ešerys tai tiek valo negalėjo prašyti 2 kartus. Tai greičiausiai lydeką arba sykas galėjo būti. Keit atgal turbūt nuo tų gilesnių ekečių. Pabandyti dar ten giliau. Gal balansyrą biškį patampyti. Žvejybai šiandien oras, tai irgi pasisekė mums. Vėjo nėra, saulė lenda. Lengvas toks pliusiukas, nieks nešala. Reikia tik žuvį traukti ir mėgautis. Pro tas pačias saketas, kur kibo navižėlės, pabandysiu su balansyru praeiti. Pažiūrėti, ar atsilieps. Nedidelį mėlų nusidėjau. Pirma eketė nieko su balansyru. Balansyras nepasitvirtina. Kai gaudyti su vyžėlę, gal užsidėti ryškę pabandyti. Ešerį gal bus geriau negu juoda. Užsidėjau šį kartą daugiau lervų. Sunkesnė vyžėlė. Įsigręšiu čia kažkiek skylių giliau. Ant ryškios avižėlės kol kas nieko gero. Pagavau vieną ešeriuką. Čia dabar atėjau tas senas saketas, kur kibo. Tai dar čia pabandysiu. Jeigu ne, tai grįšiu prie juodos avižėlės turbūt. Kaip ir įsidienojau, saulė pakilo. Aprimo kibimas dabar. Prasibėgau biškai giliau. Ten nieko gero, grįžau čia, kur pirmai kibo, irgi nebekimbo jau. Reiks ieškot kažkur. Manau, rasim dar. Įmečiau kelis kukulius pašaro, gal dar ateis ta koja. O, yra. Šiek tiek reikėjo pavirpinti.
Mažytė dar kimba. Naujų lervų raudono. Čia turbūt labai didelė skirtuma nėra ant kokios spalvos, bet pačiam gražiau atrodo, kai sumaišyta. Norėtus biškį ir didesnių. Kolega panašu, kad rado šeriukų, bet mažiukai dar kol kas ten kimba. Dar palauksim, kol jisai daugiau suras didesnių. Tada jis apgręš. Čia didelė. Įtariu. Parytą paruošiu lydekinį tai labai paprastai. Kelis kartus patikrinam. O čia kimba. Žuvelė jau kaip ir negyva. Nes ant gyvos Norvegijoj negalima gaudyti. Nesvarbu, ką gaudai. Bet kimba yra negyvos jos. Vieną pagavau, kolega irgi buvo keli kibimai. Įdienojus koją pradėjo kibti ant stojančios meškerės geriau. Kai judini kažkaip nenori. Bet va vietoj palaikai ir iš karto sega. Šiandien turbūt mažiausia gal bus net. Tarpais užeina. Kimba labai gerai, biškį apstoja. Vėl gerai kimba. Tai jau bus paskutinė žuvis turbūt. Kol kas. Pietų metas eisim pavalgyti. Viena nedidelė lydekėlė. Stovėjo, jinai čia paėmė tą žuvelę. Net nejudėjo meškerė. Panašaus dydžio kaip pirmoji. Lauksim didesnės. Nekankinsiu čia labai. Gylis didelis, gal nieko tokio, kad į tą pačią skylę. Čia tai jau toks žaislinis. Biškį reikia pavirpinti dabar, kad ištraukt. Iš kokio 5-6 pravedimo skabino dar vienas ešeriukas. Visai neblogas vėl. Čia giliau kojų lygtais nėra kol kas. Škimba tai ešeriukai. Yra. Nuplėšys mano avižėlę. Tai gerai, kad jau ištraukas. Su ešeriais taip jau būna, kad kai daugiau jų pagauni, reikia persirišt kartais. Jie tos dantukus smulkius turi vis tiek. Valas plonas, tai jį nudražia greitai.
Kimba iš karto čia. Visai dar padorus, sakyčiau. Trys ešeriukai, vienas pakito kitai. Ir nurimo. Ir toliau ieško. Dar vienas ešeriukas keliauja į viršų. Visai neblogas. Čia šiandien standartinis. Labai nedidelis. Čia panašu, kad vaga praeina lygtais. Nes lygtais ir srovė yra. O, syką pagavau. Geras. Na šiandien tai jau visas žuvis pagavau, kurių reikėjo. Nedidukas, bet super. Sikiukas iš karto atgal, aišku. Planas per vieną dieną įvykdytas, nors 3 žvejosiu. Dabar jau nebežinau, ką čia reikės gaudyti. Pirmas kaip visą laiką nedidelis, antras gal bus didesnis. Gana greit atsiliepia. Labai gerai. Juoda vyžėlė, raudoni dzikai. Geriausiai kol kas dirba. Raketą panašu, kad radau. Ir tas žuvis iš eilės. Vėl nedidukė. Svarbu kimba. O, ir 5. Tokie varainiukai. Tokie tai kimba neblogai ešeriukai, bet šiek tiek mažoki, gal sakyčiau. Dar vieną ištraukti ir eiti ieškoti. Kaip vakaro pradėjo mažesni kibti. Vien tokie nedidukai. Kažkaip panašesnis. Atgal. Turėtų išgyventi. Tokias va kojas, jeigu kibtų, tai mieliau tada kojas turbūt gaudyčiau. Tokias didesnės tik kelias papuolė. Panašu, kad jau vakaryje. Ir baiginėjasi, dar grįšiu į tas senas kelias pabandyti, kur kibo. Yra. Tai va tokia čia ta žuklė lamnešioja negavo šiandien. Pirmąją dieną apsižiūrėt maždaug. Kaip čia kas. Tada rytoj jau bus galima užsiimti rimtai. Gaudyti vien didelius. Šiandien jau tokių tai atsigaudžiau užtenka. Dar va kelias žuvytes gal ištrauks ir judėsim jau ilsėtis ir bandysim nepramegoti rytoj rytinio kibimo.
Su šitu tada šiandien ir baigsim žūklę šiandienos. Pasimatysim neužilgo. Labas rytas. Antra diena ant ledo. Bandysim šiandien naują vietą. Šiandien žūklę pradėsiu su tokiu masalu. Dar nebandęs. Žiūrės, ar čia kaip seniakas ar ne. Reikia susirasti dabar vietą, maždaug gilį tinkamą. Pradžiai gal ešerių kokį pagadyt, giliau biškį. Ir po to atlink sėklios. Praėjau jau gal 20 skylių šiandien. Nei vieno kol kas kibimo iš vis nebuvo niekur. Nei man, nei kolegiam balansyro. Kažkur tai ne tam pataikam turbūt. Dar čia bandysim. Čia dar kampą susigrėžiau, dar į tą pusę paisiu. Pagaliau pirma žuvis iškibo. Paskutinį skylėjau, norėjau eiti iš čia. Kažkas va to užsilepė. Gražus ešeriukas. Gal kažką ir rasiu vis tik tais čia. Nieko naujo vietai nepagavom. Pralėkiau čia nemažą plotą, gal 50 skylių. 4 ešeriukai. Tai einam dabar atgal į tą vietą, kur vakar gaudėm. Pažaisim su tom mažytėm, bet... Antra diena šiandien gerokai silpnesnė nei vakar. Vakar ir ešeriukai kibo ir kojas. Čia galvoju, čia taip įprasto pasirodo, va šiandien. Tose pačiose kėtėse visur aplinkui vaikščiam ir tik tais kojytės. Kol kas čia dar nei vieną ešerio nepagavau, nors jau patikrinau nemažai skylių. Kažkur jie slepiasi šiandien. Muselės. Iški šiandien reikėjo paieškoti šitų. Pravaikščiau nieko. Sudėjau dabar didelę varinę avižėlę. Čia vieną akį radau, porą ištraukiau. Šiaip tai vien kojytės daužo šiandien. Tos tai jau neįdomu, vakar atsigaudžiau labai jau mažas. Aplipę dėlėm kažkokiom. Tik nelabai juda jie čia. Toks turbūt didžiausias jau. Kokį pavyko pagauti kol kas. Lygtais yra. Didelė. Skylė labai maža. Didesnė. Panašesnė biškį, ne?
Šiandienos rekordas iš vienos eketės. Kai randi, pagauni keletą. Šiandien kibimas tai labai sunkus palyginus su vakar. Man dar kartais patampa. Vakar kibo žymiai geriau. Bet šiandien irgi ant vakaro pagaudžiau tų ešeriukų. Nebuvo jų čia labai didelių, bet turbūt toks standartas. Ar pagaunat kas didesnių, čia parašykit komentaruose, jeigu ką žvejojat. Labas rytas. Galiu prasitą normaliai. Galima pradėti žvejybą ešerių. Šiandien dar turim 3 geras valandas pažvejot. Prieš važiuojant namo, tai koją visiškai negaudysiu. Bandysiu tik ešeriukų čia paieškoti. Vakar geriau po pietų kibo. Ryto nenorėjo, žiūrėsim kaip čia šiandien bus. Tikiuosi bent kelis pavyks pagauti. Išdėjau 5 lervas. Bandau ryškę vyždėlę. Čia belenkiek skylių praėjau ir nieko gero visiškai. Va. Nedidelis ešeriukas visai. Paskutinė eketė užkibo. Tiek čia perėjau, jau norėjau kitur eiti. Tai reiks dar bandyti čia. Kas 4 išgręžt 5. Pirma šiandien eketė, kur 2 žuvis iškibo. Gal pagaliau radau aš juos. O, čia tikrai nebloga eketė radau. Ir 4. Buvo 4. Na, 4. Griebė vienas po kitą. Tiek ieškoti reikėjo, bet vat pagaliau kažką tai atradau.
12 ešeriukų pagauti iš vienos eketės. Nėra tai blogai. Našu, kad kibimas gal prasidėjo. Perėjau kitą eketę, irgi kimba gerai. Spėjom iš kairės išnarpliot. Jau tempia. Mažiau kai šitą kitai. Na, reik bėgti iš čia. Baigiam 3 dienų žvejybą Landešoine. Lipam nuo ledo, dabar važiuosim namo. Ir laukia ilgas kelias. Kibimas buvo geriausiai, tai 1 dieną tik tais. 2 tikėjimas, kad irgi gerai kils, bet jau silpniau. O šiandien visai silpnai. Praktiškai 2 eketėse radau ešeriukų. Ten dar kažkiek pagaudžiau, taip kiek praėjau. Tuščia visiškai. Tai tiek bus šiam kartai, pasimatysim kažkur kitur.